ir jų griovėjai. Taip galima apibūdinti seminarą žemdirbiams, kuriame senos tiesos buvo paneigtos mokslo argumentais. Vienas iš svarbiausių parengiamųjų žemdirbystės sezono darbų – išsitirti dirvą. Kodėl šis dalykas pastaraisiais metais taip akcentuojamas? Daugelį metų buvo dirbama netiriant dirvos cheminės sudėties ir regis buvo gerai. Ar tikrai? Prasidėjus sezonui turėtų ūkininkai kiekvienas žinoti, ar tai pasidaryti, ar žinoti dirvos tyrimus, nes kai rekomenduojamas trąšų normos yra rekomenduojamas būsimam derliui gauti. O iš kur mes žinom, kiek yra dirva. Todėl aš netgi kartais net nebesureikšminu, kokia laboratorija. Svarbu, kad pats procesas vyktų, kad žmonės, kad ūkininkai žinotų savo dirvos pagrindinių elementų kiekius. Tada galės subalansuoti optimaliai trąšas ir planuotis tręšimą pagal planuojamą derlių. O ypač tai svarbu, kai šiandien daug kas įšalė ir kiek duoti. Manęs klausė, kiek pilti azofosfo. Sakau, o koks tikslas? Tikslas tada būtų nustatomas pagal esamą situaciją ir planuojamą poreikį. Kaip yra susiję visi mikroelementai, mitybos elementai tarpusavyje? Iš principo, tas susiejimas tai ir yra. Pirmiausia, gal netgi susita ne tai, kad vienas su kitu, bet nuo dirvos pH, arba rūgšti dirva, arba šarminė. Vėlgi tai įtakoja tam tikrų maisto elementų pasisavinami iš dirvos. O tada jau be abejo priklausos. Turi būti santykis pagal planuojama augalą. Docentas Vytautas Lekas ir Remigijus Peleckis vienas kitą pakeisdami griovė tarp žemdirbių gajas nuostatas. Vienas gal iš labiausiai kol kas populiarių, tai kad biologiniai preparatai, biologija tiesiog nieko nereiškia. Pirmiausiai tai chemija, trąšos mineralinis, o ką čia su biologija galima padaryti. Egzistuoja ir kiti, kaip vienas iš tokių, kad naujus veiklius medžiagos sukūriamos, bet čia pats naujausias pesticidas. Visus procesus aplinkoje, net žmogaus gyvenime, valdo bakterijos. Todėl reguliuojant biologinius procesus, atstatant gerasias bakterijas, sudaromos palankesnės sąlygos augmenijai ir gyvūnijai. Kitas vėl egzistuoja toksai lyg tai kaip mitas, ne mitas, daugelis jį bando paneigti, kad tik tai azoto trąšom galima atstatyti, nes fosforo kalio trąšos yra brangios, tai naudojam tik azotą ir jokių problemų nebus. Bet tyrimais nustatyta, kad vienpusis tręšimas azoto trąšom blogina dirvožemio savybės, humusą degina. Pasakai, dirvožemio erozija, tai tokia akys įsiplečia, tokia nuostaba, lyg tai išgirdo pirmą kartą dirvožemio eroziją, o dirvožemio eroduoja ir mokslininkai, dirvotyrininkai teigia, kad apie 70% Lietuvoje dirvožemio eroduojamų yra. Ir puikiai visi matė vėjo eroziją, kada žiemą pūtė stiprokas vėjas ir dulkėjo dirvožemis. Pradedi kalbėti apie dirvožemio reakciją, apie pH, visi kažkaip tai numoja tą su ranka. Taip, čia tas mums nėra svarbu. Pažiūrim, kad keičiasi dirvožemio pH ir jau dabar Žemaitijoje, rytų Lietuvoje, dirvožemiai rūgštėja. Dar naudoti daugiau azotinių trąšų, rūgščių trąšų, tai visai to nereikės ūkininkauti, galėsim išsivaduoti nuo šito verslo. Kiekvienas tas mitas susijęs su dirvožemiu, su trąšom, su chemija yra sugriaunamas, jeigu kalbam apie racionalų naudojimą. Jau yra trąšų, kurios mažina dirvožemio rūgštingumą ir gerina maisto medžiagų įsisavinimą. Jų sunaudojama daug mažiau nei kalkinant dirvožemius. O ką specialistai sako apie prasidėjusį darbymetį laukuose? Tręšti jau reikėjo pradėti tręšti ir greituoju būdu inventorizuoti pasėlius, nuspręsti, ką atsėsime, ką paliekame. Jeigu nusprendžiame atsėti, nebelaukiame, sprendžiame kokią sėklą, kokią veislę, kur sėsim, kiek sėsim. Tai va tie pagrindiniai darbai, nes dar matosi šalnos naktim, tikrai neskubėkite saugimo reguliatoriais, nes jie gali padaryti atvirkštinę meškos paslaugą, kol kas stebėkime mitybą. Derliaus formavimo pradžia – dirvožemio tyrimai, sako mokslininkai. Todėl neberkime pinigų į dirvą, jei tai nebūtina.